Norint pasirinkti tautinį kostiumą, pirmiausia reikia išsirinkti, kokio regiono tautinį kostiumą norite įsigyti. Regionai iš viso yra 5 – Aukštaitija, Žemaitija, Klaipėdos kraštas, Dzūkija ir Suvalkija. Kaip atrodo kiekvieno regiono kostiumas, galite rasti mūsų puslapyje www.rutažalioji.lt. Jeigu esate kilę iš kažkurio tai konkretaus krašto, galite ir rinktis to krašto tautinį kostiumą. Galbūt pasirinksite tautinį kostiumą iš to krašto, kur kilę jūsų tėvai arba seneliai. Jeigu neturite tokio noro, galite tiesiog rinktis tą regioną, kuris jums yra gražiausias. Išsirinkus regioną reikėtų pradėti nuo kažkurios vienos detalės, kuri jums labiausiai patinka būtent iš tų kostiumų visų bendrai. Tai gali būti prijuostė. Dažnu atveju galite pradėti būtent nuo prijuostės ir tada prie jos palaipsniui derinti sijoną, derinti liemenę, marškinius, paskiausiai juostą ir galvos dangą. Arba galite, kaip Aukštaitijoje, pradėti, pavyzdžiui, nuo sijonų, nes jų prijuostės yra šviesios, baltos, jos yra neįnoringos. Tai Aukštaitijoje pradedam nuo sijono, išsirenkam sijoną, tuomet prijuostę, liemenę, juostą, marškinukus ir galvos dangą. Tačiau jei, pavyzdžiui, jums patiko kažkurio tai regiono liemenė, pavyzdžiui, šita, tai tada galite pradėti derinti visą kostiumą būtent nuo liemenės. Labai svarbu, renkantis tautinį kostiumą, nesilaikyti vienos spalvos. Tai yra, jeigu pasirinkot kažkokios žalios, raudonos, šiuo atveju violetinės spalvos sijoną, nesirinkite tos pačios spalvos liemenės, nes tada nebus aiškaus kontrasto ir kostiumas neatrodys taip spalvingai, įvairiai ir gražiai. Pagrindinės tautinio kostiumo sudedamosios dalys yra sijonas, prijuostė, liemenė, marškiniai, juosta, išskyrus Žemaitijos kraštą, kur juosta yra nebūtina, ir delmonas Klaipėdos krašte siuvinėta kišenė. Ir žinoma, galvos danga. Kalbant apie tautinio kostiumo kainą, jinai susideda ir priklauso nuo to, kiek rankų darbo kostiume yra įdėta. Jeigu prijuostė yra kaišyta, austa rankomis, arba sijonas austas rankomis, liemenė austa rankomis, tai nuo to kostiumo kaina tik tai skils. Tai nereiškia, kad jeigu kostiumas yra išaustas fabrikiniu būdu, kad jis yra netinkamas dėvėti arba yra netaisyklingas. Viskas yra siuvama ir audžiama pagal reikalavimus, todėl galite drąsiai įsigyti ir tokį tautinį kostiumą.